Nors fizinė sveikata tėtis liktai gerėjo, nes miega, valgo, tačiau psichologiškai yra labai gniuždamas, yra bauginamas, negalima jokių žmonių. Tai žinote tas istorijas, kai užbarikaduoja dėdukus ir numarina ir tipo niekam neįdomu. Tai dar jisai visiškai yra gyvybingas, bet kai žmogaus nerodo, tai paskui žmonės visko prisikuria. Teisėsauga nenori kelti į bylos, čia Apanavičienė Virginija, čia normalus yra elgesys, žiauriai elgtis, žiauriai šnekėti. Šiandien iškėlė skandalą. Laimiai dabar jinai žino, kad telefonų atiminėti negalima, nes smurtas, nes įstatymė parašyta. Šiaip tai atimtų telefoną, iš vis nieko nežinočiau. Vėl vidurių užkietėjimai. Vėl penktadienį buvo išrašytas žmogus iš ligoninės, laisvinamųjų nenupirko iki vakar. Aš tėtį aiškinu, kad čia tyčinis elgesys. Nes jeigu jinai iš tikrųjų dar dirba Lietuvos muzikos akademijoje, tai dar nėra išprotėjus. Jeigu žmogus išprotėjęs, jis aišku nesupranta, tu jam aiškinsi, bet nupirk tą ir jisai nepirks. Ir jinai tą nusikalstamą planą pernai išreiškė, yra įrašyta, yra kanale, kad va taip ir taip. Dabar nuo nugaros atsisakė suleisti, nes jam yra temperatūros tiek. Nu, pažiūrėjau aprašymą vaisto, lyg ir parašyta, kad kai aukšta temperatūra nelabai gerai, bet iš kur šita muzikologija dabar staiga pasidarė šitokia daktarė. Ai, o laisvinamosius nupirko. Čia apeikite, kas domitės tik tai politiką, aš tikrai turiu viešinti. Gal gydytojai pasižiūrės. Laisvinamosius nupirko su rabarbaro lapais, kur pačius silpniausius. Aš nežinau, aš ta prasme iki galo nesuprantu, ar žmogus yra išprotėjęs, ar jisai labai stipriai piktybinis. Arba čia yra abudu variantai. Pačius silpniausius ir aišku neveikia, nes tai nėra retkarčiais pasitaikantis vidurių užkietėjimas, tai yra jau kaip liga. Ir nuo rūgšties viską atėmė, o spamoksą atėmė, kokia jinai rūpestinga kiekvienam senelių ar slaugos skyriuje. Nes spamoksą, atsiprašau, omeprazolį duoda, omeprazolį, nes senatvėje didėja rūgštingumas savaime, valgai to ar nevalgai. Omeprazolį atėmė, aspiriną atėmė, nes žmogui giliųjų venų trombozė ir aterosklerozė, dėl to atėmė aspiriną. Man šitie veiksmai į pamišėlį panašus, bet aš dar kartą jums noriu pasakyti, kad šitoj genocido teritorijai pamišėliai išstatyti labai aukštai į visas organizacijas. Pamišimas sukūrė jums partijas, pamišimas vadovauja kunigaikščių ordinams, profsąjungoms. Va, čia yra vakarų specialiosios technologijos. Pamišėliai vadovauja protingiams, naujoji pasaulio tvarka, apie kurią jūs čia visur diskutuojat. Aš tėtę vis bandau išklausinėti, kam jis su 180 IQ pasiduoda pamišėliai su 100 IQ, bet ką tu jam padarysi? Vyrai būna, kad gyvena su labai kvaila moterim. Ir ta prasme, ir tada klausimas, kur tas jų protas pasideda. Man buvo šokas, kad jinai neleis jam vaistų. Sakau, taip kai kaimynę pasikviesk, man negalima žmonių. Bus skandalas. Apie policiją tai jis negalvoja, nes jisai jai nekvies. Tai, bet yra įstatymai, jeigu kelia skandalą, galima kviesti pagalbą. Dabar sakau, jeigu užkietės ir 7 dienas neįsi į Tuliką, kviesisi greitai, tyla. Jinai žino tas dar technologijas, kad kai žmogus geria raminamosius, ten galima priprogramuoti bilę kokį tekstą, tai jinai priprogramavo jau, kaip matau. Aš tai džiaugiuosi, kad žmogus gydosi, jeigu ten ištisai nebemiegojo. Taigi viskas, kai nemiegi ir nevalgo. Džiaugiuosi, bet dabar jam priprogramuota, kad jau jisai, gal jisai tuo tiki, kad jei žmogus nuo miego geria, tai jis nebe žmogus, taip nėra. Tai yra pas jį nuo tų visų ligų išsiderina viskas, nuo inksto, nuo nugaros išsiderina. Ir nuo labai žiauraus elgesio, nes mano systra išsigimusi neateina visiškai, dabar jau rugpjūtis neateina, artimoj laiptinėj gyvena, o šitą siautėja riekauja. Ir jau dabar matyt atsinaujino stogą policijai. Įdomu, tas policijų stogas ten pinigais kažkaip tai perkamas ar kaip.
Gal policininkai žino. Tai tiek.